Erškėtrožė. Seniai, labai seniai gyveno karalius ir karalienė. Kiekvieną dieną jie vis kalbėjo, kad mes turėtume vaiką, o to vaiko kaip nėra, taip nėra. Ir atsitiko vieną sykį taip. Karalienė sėdėjo maudynėj ir maudėsi. Išripliojo iš vandens varlė ir sako jai, tavo noras išsipildys. Nepraeis nei metai ir tu pagimdysi dukterį. Kaip varlė sakė, taip ir atsitiko. Karalienė pagimdė dukterį. Ji buvo tokia graži, kad karalius nežinojo ne kaip apsidžiaugti. Iškėlė didelę puotą. Suprašė ne tik giminės, draugus ir pažįstamus, bet ir žiniuonės, kad jos būtų vaikui palankios ir maloningos. Jo krašte jų buvo 13. Bet karalius turėjo tik 12 aukso lėkščių, iš kurių reikėjo paduoti joms valgyti. Tik vienos ir nepakvietė. Puota buvo labai puikiai. Kai ji pasibaigė, žiniuonės apdovanojo kūdikį įstabiomis dovanomis. Viena drobėmis, kita grožiu, trečia turtais, viskuo, ko tik šioje žemėje gali panorėti. Kai savo linkėjimą išsakė 11, staiga įėjo 13. Ji norėjo atkeršyti, kad nebuvo pakviesta ir su niekuo nepasisveikinusi, į nieką nežvilgtelėjusi, garsiu balsu sušuko. Karalaitė 15 savo amžiaus metais įsidurs virpstu ir kris negyva. Ir netarusi daugiau nei žodžio, apsisuko ir dingo iš salės. Visi baisiai išsigando, tada priėjo 12, kuri dar buvo neišsakiusi savo linkėjimo. Ji neturėjo galios atmainyti savo anos piktų žodžių, galėjo tik juos sušvelninti, todėl tarė, bet karalaitė nemirs, tik užmigs ilgu miegu, kuris truks 100 metų. Norėdama išsaugoti savo mylimą kūdikį nuo nelaimės, karalius išleido įsakymą sudeginti visus virpstukus, kad neliktų nei vieno jo karalystėje, o mergaitė išsakyti žiniuonių linkėjimai visi pildėsi. Ji užaugė tokia graži, dora, maloni ir supratinga, kad nebuvo žmogaus, kuris pamatęs jos nepamiltų. Ir atsitiko, kad tą dieną, kai jai sukako 15 metų, karalius su karalienė kažkur išvyko ir mergaitė liko namie viena. Jis sukinėjosi šen ir ten, apvaikščiojo visus rūmus, apžiūrėjo visus kambarius, viską, kas tik jai į galvą atėjo, ir galų gale priėjo seną bokštą, užlipo siaurais įvairiais laiptais ir atsidūrė prie mažų durelių. Spynoje kyšojo surūdijęs raktas, o kai tik ji tą raktą pasuko, duris virst ir atsidarė. O ten mažyčiame kambarėlyje sėdi sena senučiukė su verpsteliu rankoje ir linus verpia. Labą dieną, močiute, tarė karalaitė, ką tu čia veiki? Verpiu, atsakė senučiukė ir linktelėjo galvą. O kas čia per daiktas? Kur taip smagiai sukasi? Paklausė mergaitė. Ji paėmė verpstuką, taip pabandyti verpti, bet vos tik prilietė, išsipildė pikti žiniuonės žodžiai. Bakst ir įsidūrė pirštą. Ir tą pačią akimirką, kai verpstukas smigtelėjo, krito ir ten stovinčią lovą ir užmigo kietu miegu. Tas miegas apėmė ir visą dvarą. Užmigo karalius ir karalienė, ką tik sugrįžę namo, ir vos spėjo įžengti į sostą, o su jais ir visi dvariškiai. Užmigo ir arkliai tvarte, šunys kieme, balandžiai ant stogo, musės ant sienos, netgi ugnis plastelėjus krosniai, ir tas sustingo ir užmigo. Ir kepsnys sustojo čiškėjęs, o virėjas nutvėręs patasyti už plaukų padėjėja, kad tas kažką netai padarė, paleido ir užmigo. Nutilo, nei vėjas, nei medžiuose nejudėjo, nei lapas, o aplink pilį pradėjo augti erškėtrožių tvora. Kasmet ji stiepėsi vis aukštyn ir aukštyn, galop apjuosė visą pilį
ir tokia didelė užaugo, kad viską užgožė pro ją, net vėliavos ant stogo nebuvo matyti. Bet garsas apie gražią miegančią erškėtrožę, toks buvo mergaitės vardas, pasklido po visą kraštą, kad kartkarčiais atvykdavo jauni karalaičiai ir bandydavo pro erškėčių tvorą į pilį prasibrauti, bet neįstengdavo, nes erškėčiai lenkėsi tvirtai, susikibę lyg būtų rankas turėję, ir jaunikaičiai įstrigdavo tarp jų šakų ir nebegalėdami ištrūkti mirdavo baisia mirtimi. Po daugelio dienų metų atvyko į kraštą vienas karalaitis ir išgirdo seną senelį pasakojantį apie erškėtrožių tvorą, kad už jos stovi pilis, kurioje jau 100 metų mieganti nuostabiaus grožio karalaitė vardu Erškėtrožė, o su ja kartu miega karalius, karalienė ir visi dvariškiai. Jis iš savo senelio girdėjo, kad jau daug jaunikaičių bandė prasibrauti pro Erškėtrožių tvorą, bet visi ten įstrigę ir liūdnai užbaigė gyvenimą. Ir pasakė tada karalaitis: aš nieko nebijau, keliausiu tenai ir pamatysiu gražią Erškėtrožę. Gerasis senelis ir šitaip ir taip bandė atkalbėti, bet jaunikaitis neklausė jo žodžių. O tuo metu kaip tik pasibaigė 100 metų ir atėjo diena, kada Erškėtrožė turėjo atbusti. Atvyko karalaitis prie Erškėtrožių tvoros ir ten vien didelės gražios gėlės. Prasiskleidė jos pačios į šalis, praleido jį sveikutėlį ir vėl suskleidė lyginant sieną. Įžengė į pilies kiemą, žiūri, guli užmiegę arkliai ir margi medžiokliniai šunys. Ant stogo tupi balandžiai, galveles po sparnu pasikišę. Įėjo į namus, o ten miega musės ant sienų, virėjas virtuvėj dar laiko ištiestą ranką, rodos to stvers savo padėjėją, ir merga sėdi prie juodos peršamos vištos. Paėjo toliau ir mato, salėje miega išvirtę visi dvariškiai, o viršuj prie sosto guli karalius ir karalienė. Paėjo dar toliau, visur tylu, ramu, net savo alsavimą girdi. Galų gale priėjo prie bokšto ir atidarė duris į mažą kambarėlį, o ten miega Erškėtrožė. Ji buvo tokia graži, kad ir negalėjo nuo jos akių atitraukti. Pasilenkė ir pabučiavo. Ir vos tik prisilietė lūpomis, karalaitė pramerkė akis, pabudo ir meiliai į jį pažiūrėjo. Tada jie nulipo drauge žemyn ir čia atbudo ir karalius, ir karalienė, ir dvariškiai, ir visi išpūtę akis sužiuro kits į kitą. Kieme atsikėlė ir ėmė purtytis arkliai, pašoko medžiokliniai šunys ir suvizgino uodegas. Balandžiai ant stogų ištraukė iš po sparnų galveles, apsidairė aplink ir skrido į laukus. Musės vėl pradėjo ropoti sienomis, ugnis virtuvėje įsidegė, suplazdėjo ir pradėjo virti valgyti. Kepsnys vėl ėmė čiškėti ir virėjas taip skėlė padėjėjui per ausį, kad tas net aiktelėjo, ir merga užbaigė pešti vištą. Ir tada iškėlė karalaitis su Erškėtrože puikias vestuves ir gyveno jie laimingai ligi pat savo amžiaus galo.